Sveiki, mano vardas yra Ellen. Jums papasakosiu apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį. Tuo metu man buvo 12 metų ir man labai patiko jodinėti žirgais. Ta diena aš buvau jodinėjimo pamokoje ir prieš jodinėjimą pamiršau užsidėti šalmą. Taip pat ir balnas buvo uždėtas neteisingai ir man bejodinėjant aš kartu su balnu nuslydau į šoną, žemyn ir vos nenukritau. Bet tuo pačiu metu žirgas išsigando ir iš baimės trenkė su kanopa man į smilkinį. Mane skubiai nuvežė į ligoninę, į reanimaciją. Atskubėjo ir mano tėvai, labai pergyvenantys dėl mano sunkios būklės. Tačiau tuo pačiu metu mano pačios patirtis buvo visiškai kitokia. Aš tuo metu buvau šviesoje. Tai buvo pati nuostabiausia ir galingiausia patirtis mano gyvenime ir už tai aš esu labai dėkinga. Medikai liepė mano tėvams leisti muziką prie mano lovos tam, kad stimuliuotų mano smegenis. Taigi, kol gulėjau reanimacijoje komos būsenoje, tėvai man kiekvieną dieną grojo muziką bei filmus. Pirmiausia, ką atsimenu, jog anapus aš atsidūriau ant medinio plausto ir plaukiau tarsi debesų upe. Man iš abiejų pusių buvo būtybės. Vienoje pusėje būtybė man priminė Jėzaus išvaizdą, o kitoje pusėje buvo panaši į seną žmogų su ilga barzda. Tarp mūsų buvo neįtikėtinas susijungimo bei meilės pojūtis. Mes atkeliavome į šviesos vietą, ten buvo skirtingų spalvų srautai. Ten buvo ir medžiai, ir gyvūnai, ir visur buvo nuostabiausia man niekada negirdėta muzika. Ir tada aš atsidūriau auksinėje šviesoje. Aplinkui buvo jauki šiluma, mane užpildė meilė ir aš susijungiau su viskuo, kas buvo, kas yra ir kas bus. Nors ir neturėjau jokio kūno, meilės jausmas buvo fizinis. Buvo toks įspūdis, jog mane tarsi įvyniojo į šiltą pledą. Ir galų gale aš ištirpau šviesoje ir aš pati tapau tąją auksinę šviesą. Daugiau man niekas neberūpėjo ir viskas buvo tik meilė. Nebuvo jokių vardų ir jokių žmogiškų koncepcijų. Ten visi ir viskas buvo tik meilė. Anapus galėjau pasilikti amžiams ir iš tikrųjų aš nei nežinau, kiek ten prabuvau, nes anapus laiko nėra. Po to aš vėl atsidūriau ant plausto ir ten manęs paklausė, ar tu nori pasilikti čia, ar nori grįžti atgal į žemę. Ir gerai atsimenu, jog aš norėjau pasilikti anapus, nes ten buvo nuostabu. Visi buvo vienyje ir buvo neįtikėtinas namų jausmas. Aš labai norėjau pasilikti ten, tačiau prieš man padarant sprendimą man kai ką parodė. Taigi man parodė mano tėvo ir mano brolio gyvenimus be manęs. Ir pamačiau, jog be manęs jų gyvenimai neišsipildys taip, kaip jie buvo suplanavę. Tačiau tuo pačiu metu buvo aišku, kad aš galėjau pasilikti šviesoje ir tai nesukeltų jokių problemų. Aš aiškiai žinojau, jog ten nebuvo nei blogio, nei gėrio, nei teisingo, nei neteisingo. Bet aš priėmiau sprendimą grįžti atgal ir toliau gyventi žmogišką gyvenimą. Ir kai tik priėmiau sprendimą, pas mane atėjo įvairios žinios, kodėl mes gyvename žemėje ir kas mums yra svarbu. Taigi gyvenime yra labai svarbu mūsų mintys. Yra svarbu, kad jos mums netrukdytų ir nenukreiptų mus nuo tikslų mūsų gyvenime ir nuo to, ką iš tikrųjų turime įvykdyti gyvendami žemėje.
Tačiau visos mūsų mintys, visi mūsų pasvarstymai apie kitus ir apie gyvenimą bei mūsų nusistatymai ir stereotipai tiesiog nukelia mus labai toli nuo mūsų tikslo ir nuo mūsų tikro gyvenimo. Bet iš tikrųjų mes galime gyventi pilną gyvenimą, galime padaryti vieni kitus geresniais ir mes galime sukurti rojų žemėje. Mes esame čia tam, kad išmoktume ir žemė yra tarsi mūsų žaidimų aikštelė. Taigi visos tos mintys bei žinios pas mane atėjo akimirksniu ir tai buvo nuostabu. Žinių buvo labai daug ir tas žinias tikrai negalėčiau įsisavinti per visą savo gyvenimą žemėje, bet anapus viskas vyko lengvai ir natūraliai. Kai baigėsi žinių perdavimas, aš buvau dėkinga, jog man davė galimybę sugrįžti atgal ir gyventi šį gyvenimą. Būdama anapus aš žinojau, jog mano patirtis yra prasminga ir kai kurias žinias aš galėsiu pasiimti su savimi į žemę, kad jas perduočiau žmonėms ir suteikčiau kitiems vilties bei prasmės. Ir nusprendusi sugrįžti į žemę, pažadėjau, jog per muziką padėsiu žmonėms pasveikti. Aš esu dėkinga už savo gyvenimo kiekvieną dieną. Taigi džiaugsmas, dėkingumas bei meilė yra didžiausios dovanos, kurias mes galime suteikti vieni kitiems ir tuo pačiu prisidėti prie visų vystymosi bei augimo. Ir tokiu būdu mes taip pat galėsime sukurti stebuklą – rojų žemėje. Ir staiga aplinkui pasidarė tamsu, tačiau toji tamsa nebuvo baisi, ji buvo maloni ir jauki. Aš pajutau šios tamsos platybės ir joje pamačiau muzikos penklinės linijas. Ir toje penklinėje buvo skirtingos spalvotos melodijos bei natos. Mačiau, kaip šios spalvotos natos judėjo penklinėje artėjančioje prie manęs ir visa tai atsidūrė manyje. Vėl tapo tamsu ir tamsoje pamačiau labai tolimą ir mažą švieselę. Aš gerai supratau, jog tai nebuvo šviesa, tai buvo garsas ir jis taip pat atsidūrė manyje ir aš išgirdau garsiai grojamą muziką. Aš atsidūriau savo kūne ir toji muzika grojo stipriau ir stipriau ir aš supratau, kad vienintelė išeitis atsikratyti tos muzikos buvo man atsimerkti. Tačiau tai nebuvo taip paprasta. Atsidurti savo kūne buvo labai nekomfortiška, juk aš grįžau į kūną iš beribės erdvės, kurioje ir pati buvau beribė. Atsimerkti man buvo sudėtinga ir tai padariau tarsi per prievartą. Prie manęs pribėgusi medicinos seselė pradėjo su manimi kalbėti, bet staiga aš praradau sąmonę. Po to buvo labai ilgas gijimo laikotarpis. Gydytojai man sakė, jog tai buvo tikras stebuklas, kad atsigavau, nes po tokio tipo traumos paprastai labai retai kas išgyvena. Juk man tada buvo tik 12 metų ir visi baiminosi, jog aš liksiu neįgali visą likusį gyvenimą. Taigi mano sparčiam gijimui medikai neturėjo jokio paaiškinimo ir mane visi vadino tikru stebuklu. Aš galėjau ir vaikščioti, ir kalbėti, bet deja aš praradau visą savo atmintį iki to įvykio per jodinėjimo pamoką. Neliko jokių prisiminimų apie mano draugus, apie mokyklą, aš nieko negalėjau prisiminti. Pagijusi, pradėjau intensyviai užsiiminėti muziką, pradėjau groti fleita. Anksčiau aš mokėjau ir pianinu groti, kaip ir mano mama. Taigi muzika tapo mano aistra ir mano pagrindinė išraiškos forma ir ji padėjo atstatyti mano neurologinę sveikatą. Taigi dabar aš dirbu muzikos terapeute.
ir matau, jog mano muzika padeda pagyti kitiems žmonėms.